Televizija parodė šalies specialiųjų tarnybų filmuotą medžiagą, kurioje fiksuoti opozicijos ryšiai su Rusijos ambasados darbuotojais. Pasak oficialaus Tbilisio, tai rodo, kad neramumus koordinuoja Maskva. Rodome jums Rusijos diplomato Sokolovo ir opozicinės leiboristų partijos lyderio Šalvos Natelašvilio pokalbio ištrauką. Spręskite patys. Batono Šalva. Sveiki, Vladimirai Venjaminovičiau. Aš taip paklausti norėjau, Vasorošas jau įskrido, ar ne? Taip, ačiū Dievui įskrido, taip, bet jo dvasia čia lieka čia. Supratau. Tėvonijoj? Bet jis su opozicija nesusitikinėjo, kaip prašė spauda. Ne, su opozicija ne. Opozicija tai mes, vienintelė opozicija, o mes ten mitingą organizavome, akcijas. O koks buvo jo vizito tikslas? Na ką, atvyko savo mokiniams, savo statytiniams, pasižiūrėti, pasikalbėti, priėmė viešbutyje, ministrai eilėje stovėjo, kad praneštų šefui apie padėtį ir panašiai. Bet tai beprecedentis atvejis, net Bušo vizito metu nebuvo pranešimų viešbučiuose. Prezidentų susitikimai buvo visiškai įslaptinti, niekas nežino, apie ką kalbėjosi, ką jie planavo. O ten buvo 2 susitikimai ar 1? 2 susitikimai buvo ir ten dar pokalbis buvo apie vykstančias revoliucijas kaimininėse šalyse ir apie jų finansavimo kelius. Ta prasme. Panašiai ir panašiai. Ačiū, viso geriausio. Perduokite linkėjimus delegacijai. Lietuvoje, kaip dar gerai atsimename, irgi ne visiems patiko milijardierių.